Esame Alytuje, šalia mokyklos, kurioje mokosi labai daug gerų vaikų ir kas svarbiausia, kad tuo gerumu jie dalyjasi su kitais, taip pat gerais vaikais. Papasakokit, kad čia šiandien vyksta. Šiandien malonus ir gražus susitikimas, kaip visada šiltas, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokinių ir Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikučių. Mes visi mokysimės būti kitoj aplinkoj ir mokysimės rūpintis kitais. Kiek metų visą tai jau daro? 8. Buvo tokia tema. Apie namus kalbėjom su pirmokais. Ir kaip tik pakalbėjom apie kūdikių namus, kokie tai namai. Ir paklausė natūraliai kaip ir vaikai, kaip mes jiems galėtume padėti. Ir kilo idėja. Tai va čia kaip tokia lavina prasidėjo, kaip riedulys kokį sąstą buvo, įtraukė savo vaikus, per juos tėvelius, po to visą mokyklą ir tas procesas labai toli nuskriejo. Ir man labai patinka, kad būtent ta idėja mokytojo sąstos duoti vaikams ne tik žinias, bet ir kitą gyvenimo patirtį, ir santykį tarp žmonių. Per metus mes išties nemažai susitinkam su šitais mažiukais savo draugais ir vienas renginys veja kitą. Ir duonos šventė dažnai būna prieš adventinis renginys, prieš kalėdas, tas susitikimas, dar pasibuvimas kartu, kad galėtume laukti, o nuo gruodžio 1 mūsų mokyklos visi mokiniai jau 4 metus iš eilės rinks saldainius, o akcija taip vadinasi saldi akimirka padovanok kūdikių namų vaikams, nors po vieną saldainį. Ir išties mes jų prirenkam daug. Tai mes padedam mažiem vaikam praskaidinti savo dieną, kad nebūtų taip nuobodu jiem. Ne vis tiek yra mažiukai ir kaip, neturi nei tėčio, nei mamos, tai darai gerą dalyką, bent kruopelytę padedi jiem pasijausti geriau. Manau, taip. Kam reikia tokių švenčių? Kad vaikai pasijaustų mylimi, kad būtų linksmi, neliūdėtų. Pasižiūrėję, kaip sunku gyventi, tik tai su viena mama, 10-20 vaikų, labiau vertina savo tėvus, labiau vertina savo namus. Tiesiog džiaugiasi tuo, kad turi šeimą, turi giminę, turi tas savo šaknis pažįsta. Juk kūdikių namų vaikų dažnai mama net neaplanko. Tai paėmimas vaiko už rankutės ir pirmiausia žiūrėti kito mažo vaiko, o ne savęs, tai mūsų vaikam yra didelis dalykas – atiduoti save. Tėvam duoda pamąstymo, šilumos, ir to lietuvio pasidalinti per pusę tai, ką aš turiu. O visą tai mato jų vaikai, dėl ko mes gyvenam. Ir jiems begalinis įspūdis. Vien tik tas pabendravimas jiems patinka. Jie laukia svečių, jie laukia dėmesio, laukia, kad juos už rankytės kažkas pavestų. O dar ir panešiojo. Žodžiu, grįš vaikai kupini gerų emocijų. Kokią didžiausią dovaną šiandien gavote? Žinot, dovana tai turbūt jausmas yra. Man buvo gera, kad mūsų vaikams gera ir kitiems vaikams gera. Na tai kas čia pas tave ant kaklo? Čia baranka su širdelė iš vaikų namų, auklėtojų gavau čia. Aha. Ir ką darysi? Nežinau, pasiliksiu namie, turiu dar 3 medalius ten. Kaip tavo nuotaika? Gera nuotaika, man patinka šita diena tokia. Man šita labai diena patiko. Labai linksma tiesiog su šitais mažais vaikais ir taip su dideliais 7-okais. Jie tiesiog linksmai ir dainuoja, ir šoka, ir man patiko, kai jie deklamavo eilėraščius. Tiesiog labai gražūs vaikai. Šiandieną buvo labai gera diena.